maškara apstojo, iš tikrųjų. Oi. O, kaip gerai. Nu ir ką, stemsim ją. Jau čia prie mašinos. Mano šitas telefonas. Ausinukai dar reikia įdėti. Į kur aš jas įkišau ir akiniai. Taip, ten 3 kišenės. Nu, 3 kišenės ir pasimečiau tarp 3 pušelių. Įdėk ten. Укуйте. Sėdi, fotografuojasi. Šiandien aktyvus, dairosi taip. Nebe taip stresuoja, jau man ramiau. Ir kai vakar jam buvo, tai aš galvojau šakės. Nu jo. Bus prastai. Nu va, para atsigavo. Viskas įprato. Mes pusryčiausim, o Mokutis taip sėdės. Geriausia vieta jam. A ne? Žiūrėti, dairytis. Laukiais kažkaip išsigando. Bijo, nedrąsu naują vietą. Tai čia nauja vieta, mažuliuk mano. Mano mažuliuk, čia nauja vieta tau. Taigi tau nespaudžia, aš taip laisvai padarau. Nu, tai kad čia iš mane šunį darot. Šunį darot. Nu, neškis to ieš. Kavą paimsiu. Arba man kavą paimsiu. Imk, aš paimsiu kavą. Mukulį paimsiu. Paimsiu mukulį. Mokutis ten išlindęs. Aš einu pas Mukučiu pabūti. Ir Mukutis filmuojasi. Mukuti, Mukuti. Nebijok, Mukutuk. Mukutuk, Mukutuk. Eik čia. Nenori. Užsidėk čia. Aš čia prie tavęs būsiu. Eik, mano. Bijo. Eik. Slepiasi. Bijo. Ai, iškišėm savo snapą. Baisoka dar biškį. Pumis drąsesnis buvo šituo atžvilgiu. Jo. Jisai, matai, jau 15 metų vis tiek savo duoda jau. Įpratė savo gyvenimo ritmą vesti. Šito kiemo niekur neišėjęs. Tik iki veterinarinės klinikos. O čia išvežė. Čia radikaliai viskas pasikeitė. Jo. Nu bėg į žolės. A tai tave suvažinės. Nu šliaužiai. Apie 0,5 metro ilgio. Žaltys, ausytės geltonos. Gal šildasi, bet kelias tai vėsus dabar. Ale žiūrėk, prieėjau per 1,5 metrą, jau jaučia vibraciją, žemės jau bėga. Jeigu važiuotų mašina, kad trėktų. Nu, galėtų, jeigu būtų... Jo. Dabar aš bijau važiuoti. Kodėl? Paukščiukai čiūdė, faina. Oi, sutrėksta. Kas? Sutrėksta. Dar viena? Tubas sutrėksta. Va dabar ką tik važiuot, ar dabar ištrėksta. Neseniai? Aha. Tai gal būsas šitas? Šitas būsas jau.
Ar prieš tai mašina, jis į priekį dar važiavo. Nežinau, žinau. Nu, matai, jos lenda matyti ant saulutės šešildytis. Gyvatės. Aš jau bijau važiuoti, Dore. Kodėl? Nežinau. Smėlį užvažiavau. Tai žiūrėk, po ratais kur važiuoja, kad ne per ją. O, peri šitas. Aš per vidurį važiuoju. Važiuok per vidurį. Per vidurį smėlis. Taigi matai, iš tolo žiūri. O, koks kietas kelias geras. Tikrai geras kelias. Oi, Kas? kiek jų daug, Kur? padar vieną. Aš nemačiau nei vienos. Aš jau 3. Kur tu ją dar pamatėjai čia? Tavo pusė? Aha, Irgi ištriekšta. nežinau. Tavo mažyti, bet 10 centimetrų. Nu, vienas gyvatinas ant kelio, tai nevažiuoja. Nu, gal ten šaka vyka. Ne, ten net šitas kakliukas geltonas buvo. Tai žalčiai lenda. O dabar kur? Dabar tiesiai. Padvarniai. Rodo, tiesiai pas tave. Jo. Nu, aš tada žiūrėjau, tiesiai kelias eina. Oi, kas ten, Danieliai gavosi. Danielė, jo, žiūrėk kaip šokinėja. Aha, Palauk, sustok biškį. Danieliai. Aha. Oi, kiek jų daug. 1, 2, 3, 4, 5. Tose krūmose gal dar daugiau tame glinėliai. Matau 5, nu, gal daugiau. Kaip įdomi, ne taip bėga ristelė, o tiesiog šokuoja. Tai kaip zuikiai. Kaip zuikiai. Baltas šiknis. Į mišką eina pavėsį. Jas baigščias pasirodo, va, mus išgirdo iš karto. Palauk, aš žvilgtelsiu. Mes dabar padvarniai ten buvo į kairę, ten gal vienkiemis. Jo. Padvarnių kaimo senosios kapinės. A kokiu keliu galima davažiuoti? Jeigu mes tiesiai, mes biškinė, mums per pievas reikės eiti. A jeigu tuo keliu, aš dabar galvoju, jeigu padvarniai. Bet čia irgi iki kapinių neveda tas kelias. Veda ten kažkokie sklypai, namas, vienkiemis. Važiuojam tiesiai, čia tas pats atstumas panašiai. Mes jas turėsim pamatyti. Jo. Visam gyvenimui tada lieka, jo. Taip. Va, kapinai. Va, ką, aš irgi pamačiau va šitas kalniukas. O, tai privažiavome. Čia dar kažkoks veda galva. Nu, einam įremsim į medį kur nors. Davai prie šito žaliuko. Čia ąžuolas, atrodo. Štiš. Vienas nematysiu. Ai, aš galiu bet kur statyti, man nereikia neremti. Nu, tai davai aš, Šitą žolę nereikia aš į tave brautis. remsiu. Tą žolę brautis nereikia. Tai ne aukšta žolė. Žemiau pastatyk kojytę biškį. Viskas kaip. Aš jį remsiu nukris. Aš iš anos pusės. Statyk. O, jau per žemai. Per žemai. Va. Gerai, tvirtai Gerai. laikosi. Aš iš anos pusės jį remsiu. Nu va, jo, privedė kaip tik navigatorius prie kapinaičių labai gerai. Vita krenta. Įremk ją žoliuką tada. Va, Nukris. nenukris. Nenukris. Nu einame. Nežinau, nemanau, kad erkių gal nebus. Tai žema žolė, lapų čia daugiau negu tų erkių. Nes daugiau čia nieko nėra. Padvarnių kaimo senosios kapinės. Tik varlikė šitas stulpelis. Aš daugiau čia nematau. Nebent ant to kalnelio užlipus dar pažiūrėti. Ne, pažiūrėk. A kas čia akmenys, iš kur tiek akmenų pylimas? Čia tvora kapinių. Tvora. O, nukrito. Kad nukris. Nu ne, viskas, palik ramybė. Jau dabar Telefonai neiškris. blogiau nebus. Va, čia tvora, tai mes dabar Kapinių kapinėse. tvora čia yra. Nelabai mėgstu po kapinės. Ką darysi?
kad daugiau nėra ką apžiūrinėti. Lietuvoje jo. Yra, bet labai išmėtyta viskas. Tai visur reikia labai važinėti atstumais. Ir nėra, kad va tai vienoje vietoje daug labai. Tik Neringoj vienoje vietoje viskas. Va, viskas, visos kapinaitės. Kas čia yra toks? Žarnauskai. Ir paskutinės. Kas ten? Paskutinis. Tų nematau. Jų Išblūkė biški. Ainis. Ir paskutinis jų Ainis Antanas Žarnauskas. Žarnauskas jo. Ainis? Ir čia šernai jau išknisė. Kapinės, aha. A kaip jie čia sugebėjo perlipti, jie būtų išlaužę tą tvorą. Ai, van, žiūrėk. Pralėkė. Van išlaužė, matei? Net šernas jisai sunkus, jisai būtų neperšokęs, jisai išlaužtų tiesiog. Ir visos kapinaitės. Nu tai senosios, nes neprižiūrėjau viskas. Valstybei nusispjauti viską, kas yra, kaip sakant, Gyvų žmonių istorija senovės. neprižiūrė, čia dar kapinės visokios neprižiūrė. Teisingai Ragelskis pasakė, valdomos lietuvė kalbantys nelietuviai, kurie viską naikina. Dar vienas kapinaitės, šitas, anos dar prižiūrimos, o šitas... Matyt, ten neseniai palaidota kas nors. Nu kaip neseniai, gal prieš 50 metų, prieš 30, o čia, va. Boleslavas Baleslavas, čia A raidė ten, ne Boleslavas, Baleslavas. Galar kažkoks kas. Ne Arnai, ar M ten raidė. Galenkas, ar neįskaitau. Nu jau nusitrynė. Ramybė, ilsėkis Dievo ramybėje. 1866 Ir gimimo, 18 mirė. 1918. Tai labai trumpai gyveno. Tai kiek čia? 34, 35. 52 metai. Liaudės sūnus. Maža, kad tinka. Aš būčiau kiek pražyda. Kartais lanko, nes va žvakydė buvo. Čia gal žmonės atėjo. Gal žmonės. Tik du, visa kita jau po Velėną. Senasis, aš taip suprantu, tai jom turėtų būti jau mažiausiai 150 metų. Jeigu ne 200. Paprastai čia dar išlikę, kurie neseniai palaidoti. Nu, vat 18 palaidotas gana seniai prieš 100 metų ir tai dar išsaugotas, reiškia, šeima rūpinasi. O ten metai neparašyti. Čia senoviniai laiptukai jo. Nu gerai, tada važiuojam, turbūt, nežinau, link namų, nes nėra kur daugiau. Ne, daugiau kur eiti. Važiuojam į Gyvatyną. Jo, kilometrą pravažiavom, 5 ar 6 gyvatės matėm, porą gyvų iš jų. Aš per gyvenimą tiek nemačiau. Vieną išgelbėjom. Nuvarėm nuo kelio, kaip tik DPD busas važiavo. Būtų sutraukta. Nu pasisekė jai, kad mes tam pirmi važiavom. Viskas, tavo kamera iškritus. Dar nieko baisaus. A čia žiūrėk, kokios sutvarkytos kapinaitės. Kaimo kapinės įkrenti prestižas, ten išsiųsti dabūna, nes žmonės apkalba dėjo. Jo, visos, ne vienos apleista. Nes žmonės pradeda kalbėti, būna didžiausias būna nusikaltėlis, jeigu apleidži savo kapą. Nu sarmata. Čia kaimo kapininko prestižas, supratyti. Jo. Kučinskai. Labai populiari pavardė. A va, žiūrėk, važiuojam dar vienas objektas, bažnytėlė sena, akmeninė. Kaip mes taip nematėm, čia važiavom. Nu, va, ir privažiavom. Žiūrėk, kokia graži. Labai panašiai Salako bažnyčia. Į Salako, jo, ten irgi tokie, ten masyvesnė. Ten masyvesnė, bet stiliaus statymas toks pat. Taip. Kaip gerai, kada daug kažką apvažiavęs, žinai, su ko lyginti gali. Su ko lyginti. Aš einu į medį įremsiu. Mums reikėjo va prie ten važiuoti, čia uždaryta. Ai, mes... A ten atidaryta? Ten pro šoną būtų milindę. Nu tai einam pro žolytę čia. O gal čia viskas? Viskas, mes atvažiavom, ką tu čia šneki.
pasižiūrėk, nežinau. Ne, spyna iš vidaus kabo. Kur? Atidaryti? Nežinau, nematau už kiek. Uždaryti, bet aš spynos nematau irgi. Ten šalia kapinaitės. Jo, tokia jinai graži, ne? Akmenų akmeninė. Labą dieną. Žiūrėkit, čia Edvardas Kraujelis. Tikriausiai iš Kraujelių kaimo. O kur mes matėm, ten vakar važinėjom, tas akmuo. Akmuo, tai žmogus kažkoks palaidęs. Mhm. Žiūrėk, čia nemažas kapinės, čia viso kaimo. Tikriausiai šitą. O tada... Čia aplink gal ir apskrities visos. O nuos kapinės tada kam priklauso? Stirnių ten rašo. Ten stirnių rašo, o čia Gal čia jau padvarkime. Padvarkime, kaip čia? Ne, čia irgi gal stirniai. Aš nežinau, kur mes čia randame. Vietovė tai ten lyg tai padvarkime, padvarys, kaip ten parašyta. Kieno bažnyčia, kokio kaimo. Rapolas Kučinskas. Nu va, vėl Kučinskas. Pas mus irgi Vabalninko buvo kažkur apylinkė, irgi Kučinskai. Jo. Jinai matyt atsidaro kaip ir visos kaimo bažnytėlės, tik tai sekmadieniais. Jo. Nu, šiandien pas katalikus didysis penktadienis. Tai gal vakare tik atsidarys? Vakare. Šiandien palauk, ar rytoj ugnį šventė. Aš nežinau. Nieko neparašyta čia, ne. Adresas 6A, tik tai. Stirnių čia? Bažnyčia ir kapinės. Stirniai. A, tai dar tas padvar, kaip ten mes. Nu, jisai va tas kaimelis, ten turbūt porą namų. Kas čia yra? Sibiro tremtinių negrįžusių į Lietuvą atminimui. Stirnių kraujeliams. Gabriui, Alfonsui, artimieji ir giminės. Не хочу! Ты слаб в коленках! Да я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках! Дуби! Молись! Nu, būda. Valgo ir mėsytę. Ką turi? Iš kieno duoda? Ja. За мной! Верую! Mažiau prieskonių. Верую! Компьютеризацию, авиацию, в космос универсальность! Ибо это объективно! Верую! Вместе! Верую! Siaubas. Барсучий жир! Мочащий рог! Prisigėrė. Стоячую глоблю! Ибо это объективно! Вот, хоть телесную! Верую! 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 Kažkaip. Mukučių duodi? Jo, išėmu čia iš vidurio. Valgo? Be prieskonių. Jo, Valgo, jo. jau trečią gabaliuką kerta. Šaunuolis. Atsigavo, viską valgo, simiegojo.
Tai lauką neina. Ta Bijo. šuniuką pamatė, tai iš vis. Bijo. Šuniukus bijo. Nu, imk mažutį, čia neriebalota. Imk, biškis. Valgyk mažutį, valgyk. O, kai valgo. Jeigu valgo. Šaunuolis. В доме я свою все прибрала и уже цветочки полила. Где же ты, любимый дорогой? Вечером я жду тебя домой. Влюбленная в тебя. По лампочке. Гера. Ой, шапнės. O vandenį būtum palikę? Jeigu pradžiai namelį, dabar čia lauke. Įmame. Pakėlė. Lipk gerai iki priekį iš karto, štai pakelsiu. A, Vita, gerai į kitą pusę, ten galas, ne tą pusę mes. Tai aš čia lieku. Ne, tai aš nepastumsiu tavęs. Viskas tada. Keičiamės vietom. Sėsk. Paskui ir pus paimsiu. Sėsk pirmą. Sėsk lygiai. Lioniu, Tai ką, atgal važiuojam ir apsisukam. Nu, tai visada kaip matas. lipk. Ne, tai kad tu ne tą pusę nuleidai valtį reikėjo. O, gerai. Nes taip nesugebi. Nejūdink. Viskas. Tau tu prieš nesušlapinai. O tapkė kur tavo dar viena. Ai, va. Jo. Pasirodo, galima lengvai išsivesti. Ir klok iš savo pusės. Nu tai jo, kokia tau patogiau, tu sakei, šitą pusės. Dar negilu, turbūt iki esmens gal. O, žinai kiek? Metras gylio. Daugiau kaip ten Elektrėnų ežere, tai daug didesnės, ten pusė metro banga buvo. Ir šoninė, kaip dievos neapsivertėm. Čia tai tokias mažutės, 10-15 cm maksimum. 10. Tai jos šoninės biški va tik truputėlį supa. Šiaip vėjo nėra, iš kur jas, a ne? Vėjo tai nėra. Bet čia iš vis negilu, va, metras maksimum gilis. Kiek mes jau nuo kranto, čia 100 daugiau metrų. Taigi mesgi matėm, kiek ten gylio beveik nėra niekur. Toks jausmas, kad, žinai, užpilti laukai. Tiesiog vandenio, stovi. Va, kiek čia? Po pusį irklo. Tai apie metrą, net metro nėra gylio. Neturėjom. Žiūrėk, rastų kažkokių nebūtų. Stuktelsim, kaip vakar. Kiek ir šitie visi.
krūmai. Žolės. Jos, nu jos ir auga iš dugno. Bet nudžiuvo visas. O čia jau gali nuslėdinėti. Nu va čia aplink šitos. Nematau. Bet nieko savo, kiek šitų vikslų, o tų meldų kaip čia nuo kranto toliai ir taip negilu viskas čia. Ne kažkoks, nelabai toks malonus ežeriukas, nu, turiu omenyje, negražus. Jisai seklus, važolės kažkokios tai, tik pačiam vidury jų nėra. Nuo kranto 300 metrų ant žolės dar auga. Sakau, laukai užpilti, tiesiog užpilti laukai. Negalim pažiūrėti. Ežeras susiformavęs visai neseniai. Nu, plaukiam tada link kranto ir iš tos pusės. Aha. O čia jau biški giliau vėl. Jeigu mes, žiūrėk, šaknis visokios medžių, žiūrėk, kad vėl nebūtų kokie tai šito O čia irgi žiūrėk, kokie medžiai. rasto. Aš sakau, buvęs miškas, a? Man čia net neramu ir plauk. Jinai tą protėką eina. Kas? Suktis? Vai ten plauk? Tai, palauk, negaliu aš. Jeigu aš irkluoju, greitis didėja, a čia nereikia greit plaukti. Nes jeigu išlindę rastai, kaip duosim, kaip vakar. Trenkiam. Nu jo, va, medžių šaknis, a ne? Bet vanduo taip skaidrus matosi. Jo, medžių šaknis, kaip būtų nupjauti jie kažkokie tai. Nutronyje gal. Aha. Nieko savo. Kažkoks apokalipsis. Nesmagu plaukti. Ne, negražus dugnas, toks negražus. Palyginus su baltaisiais lakajais, tai Ką? Tie lakajai tai čia elitiniai ežerai. smagu buvo plaukti. O žiūrėk, čia sala gal kokia? Čia kažkur tai yra sala, vat gali būti šitą ir būt. Ta pati artimiausia mūsų. Aš kaip žemėlapį žiūrėjau, gali būti jinai. A čia užtiekis koks? Ne, gali būti sala, bet krūmais tam Užakyje. užakyje viskas apaugę ir jau praėjimo. Nu kaip, vanduo stovi, bet tu nepraplauksi. Nu va, dabar kaip ir vanduo biški toks, nu kaip, švaresnis, nėra tų žolių. O dabar taip tiesiai ir plauksim link namuko to tolumoj. Ten irgi yra žolynas. Nu, ten pakrantė tik žolynas. Plaukiam link namuko, pažiūrėti, ten valtis liktai, gal lieptas, gal privati teritorija. Ale triukšmas nesvietiškas, ten girdisi iš tolo net, kas čia. Gal muštynės tikrai paukščių? Gal kokie lizdai ir gina? Ai, gali būti vanagai, va čia vanagas vienas skraidė. Gali būti. Ir pakėlė pavojų. Tai jų ten visas pulkas paukščių, reiškia, perinčių. Ten sala gal kokia salelė ar kas? Gal. Ir klok mūsų apsukinėja. Stop. Nu jo. Tai net mes nevysti, gal įsivaizduoti. Aš nežinau, kas čia per paukščiai rėkia. Saulė labai šviečia. Nu, bet čia ne antis. Antis taip neskraido kaip ten. Čia ančių yra, bet... Koks ten vanagas. Tai ką, jisai niekaip jie nuvyt negali? Nu, va, ančiukai plaukia antis. O ten kas skraido. Nežinau, kas Ten panašu į kažkokius ar tyrai, ar kas čia. Žuvėdros kažkokios tai. Gerai, sukamės ir klok. Arti neplaukiam. Ar klok, ir klok. Arti neplaukiam, netrukdom. Oi, kiek jų ten daug. Ten turbūt šimtais toks jausmas. A gal čia poruojasi, gal pavasarį, žinai kaip?
Nes kaip ir vanagų aš nematau, va vienas krante tik buvo. Kas čia per garsai kažkokie bum, triubom. Nu ką, tada pabiški link namų? Galim ir namų neskubant. Va, matai prieš bangą, kai paeinam, Labai gerai. net nejaučia supimo, absoliučiai. A kada šonu iškart jaučiasi šoninės stipriai. Panašiai va taip ir plaukiam prieš. Tokių kampų bangos mums ten ir reikia. Nuo mūsų nesigirdėjo šitą, kaip truputį praplaukiam. Neskubėk, tu link kranto.